Siūlau susitarti dėl tam tikrų sąvokų. Jas aš pateikiau pagrindinės, tai yra teisingumas, simulakras, tai yra tai, kas bus naudojama, baudžiamasis kodeksas, baudžiamo proceso kodeksas, nusikalstamos veikos, nusikaltimai. Na ir etatizmas, tai yra sąvoka, kurią naudoja Atlasas Vaišvila, reiškiantis tam tikrą valstybingumo požiūrį arba suvalstybinimą tam tikrų veiklų. Kasgi yra teisingumas? Ir jeigu jūs pastebėsite, jūs nerandate tame teisingumo sąvokoje nei vieno žodžio, kuris atitiktų jūsų dvasinio, dušinio arba nuomonės, kaip jisai turi vykti. Čia gerbiamas generolas paminėjo apie vidinį įsitikinimą. Tai štai vidinis įsitikinimas yra daugelio valstybių teisingumo sistemoje kaip vienas iš matų to žmogaus, kuris vykdo teisingumą, tai yra teisėjo kaip viena iš sudėtinių dalių teisingumo vykdymo. Tačiau iš tų sąvokų tai, ką mes turim, mes šiandien Lietuvos teisėje bent turime atsakymą, kad teisingumas tai yra institucija. Teisingumą vykdo teisminė institucija arba institucija, kuriai suteikiama tam tikrą teisę. Tai tada iškyla labai daug klausimų, o kas yra teisėjas, o kas yra teismas, kuo skiriasi teisėjas nuo teismo ir kurioje vietoje kyla tas teisingumas. Beje, kadangi yra minimas baudžiamasis kodeksas, jūs visi puikiai suprantate, kad yra ir civiliniai santykiai. Taigi civiliniuose santykiuose, kaip kalba labai dažnai teisininkai, nevyksta teisingumas. Teisingumas vyksta tik tai baudžiamosiose bylose, kur teismui privaloma pasakyti, kas yra kaltas. Tai štai, kas yra teisingumas, tai galbūt teisingumas yra kalties nustatymas. Tai yra pasakyti, kas kaltas ir už tai, kad tu kaltas, tau bus atitinkama bausmė. Ir teisinga arba neteisinga bausmė. Geras ir tinkamas atpildas už tai, ką tu padarė ir panašiai. Ir štai su tuo dažniausiai mes ir turėtume sieti teisingumą. Tačiau visgi čia buvo paminėta nelaimingoji statistika, bet jūs visi puikiai suprantat, kad statistika tai yra didžiausias melas, yra tiesų, yra ir didžiausias melas. Taigi nusikalstamumas kiekvienais metais vis mažėjo ir mažėjo, 25 metais apskritai mes turėjom labai mažą nusikalstamumo, o jau korupcija mažėja netgi iki 70 atvejų per metus. Jeigu jūs pastebėsite, aš pasitrauksiu trupučiuką šitoje vietoje, bet jūsgi puikiai suprantat, kad tai yra statistika ir ne vienas iš jūsų netiki, kad tai yra tiesa. O kodėl? Atsakymą į šitą klausimą duoda kaip tik korupcijos statistika, kur vėlgi statistiškai mes turime jau nugalėtą korupcijos nusikalstamumą, tačiau kiekvienais metais, štai maždaug lapkritį paskutinis turas Seimo rinkimuose, o gruodžio mėnesį, maždaug nuo spalio iki gruodžio mėnesio, kiekvienais metais korupcijos žemėlapis yra rengiamas Transparency International organizacijos. Ir štai šita organizacija skelbia korumpuotumą visų institucijų, tame tarpe ir Seimo. Taigi, naujai išrinktas Seimas iš anksto jau yra korumpuotas. Pasitikė Seimu jau naujai išrinktų. Yra maždaug apie 10%. Didžiausias pasitikėjimas yra gaisrininkais, 90%. Tai štai, jeigu jūs norite pažiūrėti į korumpuotumą tam tikros institucijos, ne korupcijos statistiką reikia žiūrėti, o pasitikėjimą. Jeigu pilietis pasitikė tam tikrą instituciją, štai ten yra ir mažiausia korupcija. Šiandien gaisrininkai pirmauja, teismai kaip tik nepirmauja. Ir kaip jie šiandien skelbtų apie tai, kad pasitikėjimas kyla, dėja jų korumpuotumas yra vidurkį maždaug apie 30–40%. O tai yra pakankamai didelis skaičius. Tačiau mes matom ir kitą dalį. Aš noriu jūs pakviesti pažiūrėti iš vidinės pusės tą statistiką teismų krūvį. Jūs šitoj skaidrėje matot raudonas skaičius, tai yra tiek, kiek teisėjų kiekvienais metais pasitraukia iš šitos sistemos. Galit pažiūrėti, kiek tai yra procentų sudaro, kadangi kiekvienais metais maždaug svyruoja apie 700
80 teisėjų per metus ir 30% nuo 780, tai yra pakankamai nemažas kiekis. Taigi, aš atkreipiu jūsų dėmesį į kitą dalyką. Nežiūrint į tai, kad nusikalstamumas, jūs prisimenat, jisai nuolat mažėja, bylų, su kuriomis susiduria teisėjai, iš esmės nemažėja jau 4 metus iš eilės. Ir poreikis teisėjų yra labai didelis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, nežiūrint į tai, kad lygtai statistiškai mūsų tauta senka, mūsų piliečių mažėja, tačiau palyginus su tuo, kad tautiečių mažėja, nusikalstamumas mažėja ir stebuklingai teisėjų krūvis nemažėja. Ką tai reiškia? Kad tie žmonės, kurie lieka Lietuvoje, vis dažniau nepatenkinti, vis daugiau nepatenkinti ir kreipiasi į teismų sistemą, ieškant kažkokios tai apsaugos. Ir kai mes sakom, štai Konstitucija yra tiesioginis teisės aktas, kuris kaip tik ir nukreiptas tai, kad apsaugoti mūsų teisės ir laisvės, ir žmogus, vadovaudamas štai tokiam nuostatom, kreipiasi į teismą ginant savo teises, štai nemažėja. Tai reiškia, kad pasitenkinimas žmonių nemažėja. Dar savo laiku, iki 2000 metų, Lietuva išdrįsdavo pasakyti, kiek apskritai skundų Lietuvos institucijos gauna in corpore. Po to, kai pamatė, kad šitas skundų srautas tik tai didėja, nemažėja, šita statistika buvo uždrausta. Dabar jūs niekur negalėsite sužinoti, kiek apskritai piliečių skundžiasi į valstybės institucijas. Tuo pačiu ir į teismus, į policiją, ST, VSD, muitinę ir taip toliau. Tai nieko nesužinosite. Bet anksčiau dar, kai buvo dar egzistavo tokia organizacija nevyriausybinė kaip nusikalstamumo prevencijos centras, kuris kaip tik ir skaičiavo ir analizavo, galima buvo aiškiai matyti, kur keliauja skundai. Bet šiandien mes vis dažniau matom, kad visos teisėsaugos institucijos remiasi viešo administravimo įstatymą daugiau negu baudžiamojo kodekso, civilinio arba administracinio kodekso. Ir nusiunčia tą skundą kažkur kitai institucijai, iš esmės, taip liaudiškai tariant, užsiima futbolu. Iš vienos institucijos į kitą ir žmogus galiausiai nusprendžia kreiptis į teismą. Ir tokiu būdu apsunkina teismų darbą. Kadangi teismai pradeda vykdyti tai, kas iš esmės turėtų būti vykdoma biurokratų. Ir šito valstybė niekaip negali suprasti, kad tai, kas privalo būti daroma valstybės institucijų ir tarnautojų, dabar permetama į teismų institucijas. Ir šiandien jos užkraunamos būtent šito darbo. Išrūšiuoti biurokratų nekokybišką darbą. Dar vienas dalykas, labai įdomus. Jūs dabar matot, tai kokios rūšis bylų vyrauja. Mes matom, kad civilinės vyrauja. 150 tūkstančių maždaug, nuo 2000 metų nesikeičia. Nesikeičia iš esmės ir baudžiamųjų bylų, maždaug 15 tūkstančių per metus mes turim. Ir vienintelis dalykas, tai yra administracinė nusižengimo bylos nuo 2000 metų sumažėjo daugiau negu 3-gubai. Kas vyksta? O įvyksta paprastas dalykas. Kai teisingumas buvo perduotas, pirma instancija buvo perkelta policijai dirbti, tai yra vykdyti, jų kvalifikacija pamažėjo, jų galimybės atlikti tą kvazi teisingumą iš esmės sumažėjo. Aš turiu ir teisinį, ir kvalifikacinį, ir žmogiškų resursų ir panašiai. Tai čia yra didelė bėda, kad žmonės neatranda teisingumo net policiniai sistemai, kadangi ten kvalifikacija yra labai žema. Anksčiau pirmoji instancija buvo teisminė instancija, bet tai yra tam tikri dalykai, kurie yra statistiškai. Ir mes puikiai suprantam, kad šiandien, kad ir kokia būtų statistika melas, bet valstybės institucijos būtent tą statistiką vadovaujasi. Jie iš to strateguoja ir daro savo strateginius planus būtent šito matuoja.